Sveiki visi, su jumis sveikinuosi šiandieną, aš Vaida, coachingo specialistė ir mano kolegės Laura ir Ernestas. Sveikos merginos. Sveiki. O šiandien mes pakalbėsime apie atidėto gyvenimo sindromą. Tai yra toks gyvenimas, visų pirma, kai mes negyvename čia ir dabar. Kaip mes galime atpažinti tą gyvenimo sindromą ir šiek tiek daugiau ir giliau pasižiūrėti, kuo jisai pasireiškia ir galbūt kaip mes galime sugrįžti į tą čia ir dabar. Atidėto gyvenimo sindromas pasižymė tokiais 4 pagrindiniais aspektais. Tai gyvenimo praeitimi, gyvenimo ateitimi, kai mes gyvenam kitų gyvenimus ir tunelinio tikslo siekimu. Tai yra, kai mes orientuojamės į vieną tikslą. Tai merginos, gal šiandien tada pakalbam šiek tiek daugiau apie gyvenimą ateitimi. Ir paskutiniu metu, aš bent jau, žinot, kaip sako, kur koncentruojasi dėmesys, ten eina energija. Tai iš tikrųjų labai daug girdžiu, kad mes nemokam gyventi čia ir dabar. Būsiu laimingas kai, pailsėsiu kai, nusipirksiu kai, parašysiu knygą kai. Kaip merginos galvojate? Ką galvojate apie tai? Man tai toks, pirmas klausimas kyla, kodėl reikia laukti to kai, ar ne? Kas, kitaip tariant, kas neleidžia arba kas stabdo dabar pradėti rašyti knygą. Nežinau, laibūnie tai pirmas sakinys, titulinis įvadas, padėkos skyrius, bet kas neleidžia dabar, arba kas man neleidžia dabar pailsėti. Tas toks parsigrąžinimas, vis norisi perklausti, kodėl reikia laukti, ar ne? Nes iš kitos pusės labai gaila tada tampa, kad kai mes laukiam, kai pridedam prie to, kai labai daug mintimis, emocijomis būnam toje ateityje ir iš savęs atim dabartį, nes jau taip grubiai tariant, tai tos ateities gali ir nebūti. Mes nei vienas nežinom, kas bus po minutės, kas bus, kai mes, pavyzdžiui, baigsim įrašyti šitą pokalbį, ar ne? Gali nutikti patys įvairiausi dalykai, tai galvoju, jeigu kažko norisi, perklausyti savęs, kodėl ne dabar, kaip dabar galiu pailsėti, kaip dabar galiu tą knygą rašyti. Nes prarandam gyvenimą ir, man atrodo, mes atimam vienintelis žmogus, kurį nuskriaudžiam, taip pamastydami į ateitį, yra tik tai mes patys. Nematom dabarties, man atrodo, ateities svajonės atima tai, ką dabar galim turėti. Galvojimas būna dar, žinot, apie toksai į priekį būna apie pokalbius laukiančius su žmonėm, kažkokius dialogus, ką mes norim kažkam pasakyti, išreikšti. Ir man atrodo, kad tie ateities tokie žmonės atima tą santykį su dabarties žmonėm, kurį galim kurti. Ir kartais dėja taip nutinka, kad tie dabarties žmonės lyg ir atbyra, nes mes nesu jais, nepilnam santykių su jais šiandien ir jiems kartais nusibosta laukti. Tai mano tokios pirminės mintis būtų. Ir čia labai gerai pasakėjai, kai mes tiesiog susikoncentruojam į tą ateitį, tai mes praleidžiam tą dabartį, kai mes praignoruojam netgi žmonės, šeimą, tai mes vis laukiam tų dalykų ir nepastebim, kas yra dabar. Ir atsakant į tą tavo pirmą klausimą, kas neleidžia parašyti knygos šiandien, man kilo tokia mintis, kad ne mintis, tiesiog iš praktikos, ar ne, kai bendrauju su savo klientais, tai pirmas tas ateina toksai ir jiems suvokimas, kad jie nežino, ko nori, jie nepažįsta savęs. Ir tas atidėliojimas jiems gaunasi toksai kaip ir pasiteisinimas, nes dažniausiai jie nežino tikrai, ar jie iš vis to nori. Jie kaip ir nori, tas pasąmoningas noras yra, bet jie bijo eiti ir daryti, nes jie nori būti užtikrinti rezultatais. Tas toksai pirminis savęs pažinimas, savo norų įsivertinimas, savo aplinkybių galbūt įsivertinimas, savo savybių susižiūrėjimas ir būtų tas toksai išjudėjimas. Bet aš dažnai, Vaida, galvoju, jeigu nežinau, ko noriu, bet lyg noriu, ar ne? Tai geriausias būdas, kurį gali savo dovanoti, yra pabandyk dabar. Tiek, kiek išeina, pabandyk dabar, nes kitaip tu nesuprasi, ar tu to nori ar nenori, jeigu yra kažkokia dvejonė. Aš dar galvoju, be to, kad nežino, ko nori žmonės, kartais būna taip, kad tą norą arba tikslą, kaip jį be pavadintume, mes padarom tokį labai didelį, tokį labai utopinį ir jis yra tokio dydžio, kad šiandien dienai man jis atrodo per didelis ir per baisus. Ir iš tos baimės nesiryžtų imti žingsnio ir ieškau
ne gero momento ateityje, bet pasiteisinimų, kodėl ne dabar, nes aš tiesiog bijau. Tai va tą momentą pagavus savį, ar man tai atrodo per didelis, surasti tą tokį mažytį žingsnelį, kurį galiu padaryti dabar. Nu, tam, kad mažinti ateities lūkestį ir susipaprastinti savo kelią iš esmės. Nes jeigu tu pradedi daryti, žiūrėk, dalykai darosi tada. Ir būtent čia yra tas tikslo susidėliojimas ir suskaldimas į mažus žingsnelius, nes jeigu mes pasižiūrim į tą tarpą, koks yra dabar, ne, kur aš esu taške A ir kur aš noriu būti taške B, jisai atrodo neįmanomas. Tai geriausias variantas ir būtų juos susiskaldyti į taškelius. Tai čia vienas toksai, ne, iš įveikimo būdų. O kaip dar išjudėti iš to taško? Arba kaip netgi pradėti čia ir dabar gyventi? Aš dar galvoju, va, tu kaip pasakai dabar, kai nuo taško A iki taško B atrodo neįmanoma, man dar toks kyla pastebėjimas, kad kartais sutinku žmonių, kurie sako, čia ne man. Jie nori, jie galvoja apie tai, mintise jie yra toje ateityje, bet šiandien dienai bijo pripažinti tai, ko nori ir sako, ai, čia ne man. Nu vėlgi atidedami tą gyvenimą ir man labai patinka Mel Robbins patarimas, būti sąžiningu su savim ir susirašyti ant lapo, ko aš noriu. Aš esu pati bandžius šitą patarimą praktiškai ir iš tikrųjų įsivardinti tuos tokius tikruosius norus ant lapo, neslepiant nuo savęs, buvo tam tikrų iššūkių, nes kol jie galvoja, tai dar gerai, bet kai tu turi įsivardinti ir savo pripažinti ir leisti savo norėti to, aš noriu ten kažkokio dalyko X, Y, noriu pasiekti, noriu jaustis kažkaip, noriu būti vertinamas ir panašiai, yra pakankamai sudėtinga, bet kai tu susirašai tą norų sąrašą, šiek tiek priartini, nebesakai, kad čia ne man, arba tai nebeatrodo tokia pilka zona, padeda turėti matymą ir jeigu tu turi norų sąrašą, gali pasirinkti, nu okei, kuris iš tų yra didžiausias noras, arba kur aš šiandien dienai galiu kreipti savo dėmesį, kur aš turiu žinių, patirties, gal ten įrankių kažkokių, kokių man reikia, ir pradėti nuo vieno iš norų, sakykime taip. Tai yra tam tikra dalis ir manifestacijos susijusi, bet man, kadangi tai daugiau apie veiksmą, tai tikrai puikiai veikia. Tau Lauras nustebus sakys, čia dėl manifestacijos, ne Lauras? Jo, girdžiu ir negaliu patikėti, ar nes kalba apie manifestacijas, palaukit. Kas atsitiko? Kas įvyko? Geras Mel Robbins patarimas, nu iš tikrųjų, nes kai mes kalbam apie manifestacijas, jos irgi yra mąstymas į ateitį, ar ne, tam tikras ateities planavimas, bet kai atsiranda veiksmas, kad aš dabar noriu, ir po to norų sąrašą, jeigu tęsiant Mel Robbins tą patarimą, tai kai tu susirašai norus, tada dar pasirašai, ką šiandien mažo galiu padaryti, kad eičiau link tų norų. Ir tai kartais būna labai mažyčiai dalykai, bet tai veikia, nes veda į veiksmą, prokrastinaciją mažina. Jo, man irgi labai patinka Mel Robbins ir man labai patinka, kaip Ernestai pardavė manifestaciją per veiksmą. Bet grįžtant prie temos, tai klausiausi jūsų merginos, tai nesikartosiu, viskam pritariu. Dar ką noriu pridėti, tai grįžti į dabartį ir įsivardinti savo, kodėl ten nerašau tos knygos ar kažko tai galbūt dar būtų galima įsivardinti, kas iš tikrųjų trukdo. Kokie yra trukdžiai, tarkim. Galbūt iš tikrųjų šiuo metu ten, nežinau, mažas vaikas, nauja karjera, ten, nežinau, nauji santykiai, būsto paieškos ar dar kažkas tai. Ir mes tikrai realiai fiziškai kažko negalim padaryti. Ir jeigu tas yra teisybė, tai vėlgi iškel klausimą, ką galima padaryti arba ko galima nedaryti, kad sukurti erdvę. Nes viskam reikia erdvės. Man irgi patinka tas iš tų visų manifestacijų ir visų kitų dalykų. Kas labai praktiškai yra, kad į pilną dėžę mes naujo daikto nebeįdėsim. Jeigu mes norim kažko naujo savo gyvenime, mes turim kažką išimti arba pakeisti, arba kažkaip atlaisvinti erdvę. Aš dar čia galvoju, žinai, su tuo gyvenimu ir kad mes atrodom labiau užimti, aš sakyčiau, būkime budrūs prieš save. Nes kartais galima sakyti, kad vyksta gyvenimas, visko labai daug vyksta, ar ne, bet iš tikrųjų tai yra tik tie maži pasiteisinimai, kurie sako, vardan ko nedaryti. Ar ne, vėl skatina mus į atidėliojimą.
Ir čia yra būtent tas momentas, kai mes uždedam atsakomybę ant kitų, ar ne? Kai yra atsakingos aplinkybės, gyvenimo sąlygos, šeimos nariai, vyriausybė, visi šitie dalykai, kurie ir padeda mums to nedaryti. Aš dar galvoju, va toj vietoj, dar apie tą gyvenimą, žinai, galvoju, kad verta savęs perklausti, o kas bus, jeigu nepasikeis tas mano gyvenimas? O kas, jeigu aš visada būsiu užimtas? Nu, vaikai, pažiūrėjau, ne, vaikų kontekste. Vaikai auga, keičiasi problemas, bet jie niekur nedingsta, jie visada yra šalia, visada reikia spręsti. Karjeros, nu gerai, jeigu ne nauja, tai jau kai tu esi įsivažiavęs, ten kyla kiti šitie rūpesčiai ar nelūkesčiai, vėlgi įvairiausių darbų. Tai kas, jeigu nepasikeis niekas? Ar aš pasiruošusi atiduoti tą, ką noriu? Į niekur ar ne, nu tiesiog nieko nedaryti, nes mano gyvenimas užimtas. Ir kartais tai nusuveikia kaip tam tikras triggeris ir pasuka mąstymą kitų kampų, ar ne, kad, dabar kaip ir aš turiu surasti būdą, kaip aš sieksiu savo tikslų su tuo, ką turiu dabar, jeigu nieko negaliu išmesti, pavyzdžiui. Ne? Ir čia man labai atspindi tokį vieną mūsų kolegės pasakymą, sako, o kas būtų, jeigu tu galvotum iš to taško, kad tas visas gyvenimas, kuris eina šalia ir kuris yra kasdienis ir kuris yra būtinas kaip vaikai, ten darbas, šeima, kad iš to taško, kad jisai niekada nesikeis, kad jisai toksai ir bus. Tiesiog pridėti tai, ką tu nori ir daryti dar, ar ne? Ne stresuoti ir nervintis apie tai, kas vyksta su kitais ir ko tu negali pakeisti, bet tiesiog įsilieti ir įdėti dar ir savo visus norus ir dalykus ir savo gyvenimą. Ir dar tada pagrįšiu, man labai įdomu, merginos Ernestė minėjo, atsisėdau, susirašiau savo tikslus. Norus. Tai ar buvo tokių gerai, aš suprantu, tais tokiais mažesniais norais, ar ne, tikslais ten pasiekimus per mėnesį, per metus galbūt, bet ką daryti su tais tokiais grandioziniais, kur tu tikrai žinai, kad tu neturi tenai, tu labai nori, galbūt turi kažkokį ten tą įgūdį. Galbūt turi kažkokius ten įgūdžius, kažkokius talentus, bet tu niekada tam nesiryžai, nes nuo vaikystės galbūt buvai ten nukreipta tėvų kita linkme, ar ne? Ir dabar tu nori pakeisti tą gyvenimą ir jie atrodo tikrai nerealūs. Nu, pavyzdžiui, nežinau, per metus ten išvystyti savo verslą iki ten kažkiek tai, ar ne? Tai arba ten per 2 metus, arba per 3 metus. Tai ką su tokiais tikslais daryti? Klausimas yra, ar jie nepasilieka atidėti, vis tiek nustumti į šoną? Ar jie pasilieka ar nepasilieka, tai aš galvoju, viskas priklauso nuo mūsų pačių, ar ne? Nes jeigu mes kalbam apie norą, tai noras skiriasi nuo tikslo, nes tikslas yra labai tam tikra disciplinuota formuluotė, ar ne, jau labai išsikeltas, labai aiškus, apibrėžtas laike. Noras jis dažniausiai būna toks plevesuojantis erdvėje, ar ne? Ir aš galvoju, siekiant išvengti, kad tas mano noras būtų toksai, kad jis nebūtų toks atidėtas ir panašiai, įsivardinti savo, jeigu tai yra mano noras ir dabar aš negaliu ir jis yra labai labai didelis, gal tai gali būti mano vizija. Tam tikri norai kartais keičia mūsų misiją, vardan ko mes iš vis čia esam ir darom dalykus. Ir jie galbūt niekada net ir nesikonvertuoja į tikslą ir tai yra absoliučiai gerai, nes jie yra ta tokia motyvacinė vidinė jėga, kuri veda mus į priekį, noras plačiaja prasme. Tikriausiai kiekviena, galvoju ir iš savo patirties galime vardinti, kodėl mes, pavyzdžiui, esam coachingo specialistas. Po to yra kažkoks noras, kuris yra toks didelis, kad net į tikslą netelpa. Aš tai galvoju, kad jeigu yra kažkoks grandiozinis noras, tai irgi pirmiausia gal skatinčiau pafantazuoti, ta prasme tiesiog, kas apie ką, kiek toli išneša ta fantazija, ar ne? Ir paskui paklausti vėl to klausimo, kodėl man tas yra svarbu. Bet aš pati iš savo praktikos galiu pasakyti, kad realiai yra gerai turėti tą norą, gerai turėti tą fantaziją, sukurti ir visą kitą galvoje. Bet kol tu nepradedi daryti praktiškai, bent menkiausio žingsnio, tu nežinai. Nes, tarkim, dabar aš savo norus matau kaip šiaurinę žvaigždę. Tai tiesiog nurodo kryptį. Bet nenurodo ten, nežinau, jeigu imtume kryptį, nenurodo miesto. Galbūt nurodo ten šiaurę. Ir žingsniais po žingsnio tada eini ir tu matai
gilesnę tą realią prasme, kas tau iš to yra ir dėl ko tu nori. Nes kartais tu turi norą, bet nesupranti, kodėl tu turi tą norą. Nežinau, galiu duoti savo pavyzdį. Aš visada norėjau ten tapyti, piešti, daryti dalykus su menu. Ir turėjau tokią kažkada idėją, kad viskas, gal aš čia pereinu į tuos menus, einu mokytis, einu kurti ir viskas būsiu menininkė ir taip toliau. Ir paskui, kai jau leidau savo tą pradėti įgyvendinti, aš supratau, kad aš nenoriu iš to daryti jokio verslo. Man ne tai. Tai yra konkrečiai mano asmeninė sielos terapija. Ir viskas. Ir man šita vieta pilnai įsigyvendinus yra. Ir aš pilnai patenkinu savo ir norą, ir fantaziją, ir viską. Bet pirminė fantazija buvo kita. Ten kažką kurti daugiau. Aš dar galvoju apie tuos norus, nes kartais, ir čia tokia ironija įsijungia, mes net nemokam norėti, žiūrint į ateitį, ne? Nes vienas dalykas, kad mes gyvenam ateitį, bet kartais būna taip, kad mūsų ateitis yra pribota dabarties. Tai yra, jeigu tu sakai, pabandyk, tu įsivaizduot, ko tu nori, ne? Daug kažko. Kartais žmonės mąsto iš labai tos ribotos dabarties, jeigu aš dabar turiu ribotas galimybės, arba dabar man kažkaip yra sunku, man netgi sunku norėti pasidaro. Tai va čia irgi tas šokis tarp dabarties ir ateities, jį reikia atrasti, ar ne, kad žingsnis į žingsnį eitų, nes gali būti, kad ateitis mus riboja, bet gali būti, kad ir dabartis labai stipriai riboja tą ateitį, kurią norėčiau savo nusipiešti. Ir čia vėlgi, man tai pagrįžti į tą tokį atsisėdimą ir susidėliojimą, ko aš noriu, kas iš tų norų yra mano tikslai ir kas galbūt iš tų norų yra mano vizija. Gerai, tai jeigu dabar pereiti prie tos kitos potėmės, kad gyvenimas praeitimi tai irgi nėra gyvenimas čia ir dabar. Tai toks gyvenimas, kai mes laikomės įsikibę praeities, tai yra to, kas jau įvyko. Tu prisikabinę praeities baimės, prisikabinę praeities patirtis, arba jas netgi, tai nebūtinai negatyvios patirtys, galbūt tai buvo labai pozityvios patirtys ir mes jas dabar idealizuojam, bet net nesuprantam, kad jos galbūt nebuvo tokios tobulos. Gal mums tada buvo gerai, bet ar mes norėtumėm sugrįžti į tą gerai? Tikrai galbūt ne. Tas įstrigimas irgi praeities tapatybėte. Koks aš galbūt buvau tenai gerbiamas, galbūt aš buvau labai talentingas vaikas ir man visi plojo salėje, kai aš grojau pianinu, ar ne, galbūt buvo dar kažkas daugiau ir dabar iš tikrųjų labai sunku priimti tą realybę, kokia yra ir gyvenam toj įstrigusioj praeitį, ne čia ir dabar. Kaip galvojate, kas dar mus laiko toje praeityje ir neleidžia mums gyventi čia ir dabar? Tai vėlgi gali būti ta pati baimė, nes galbūt dabartis nėra tai, ko norėjom, arba tai, ko tikėjomės. Nes galbūt praeitie mes buvom susikūrę kažkokią tai tokį tikėjimąsi, kad bus taip, gyvenimas sudėlioja šiek tiek kitaip ir sunku priimti. Nes didžiausias pasipriešinimas, manau, ir didžiausias įsikibimas į praeitį yra tuomet, kai mes atsisakome priimti dabartį. Visiškai pritariu, man atrodo, kad dažnu atveju labai idealizuojam praeitį. Arba kitas kraštutinis kampas, sėdim aukos pozicijoje, nes ten buvo labai blogai ir dabar aš nieko negaliu daryti, nes ten buvo blogai. Ir aš galvoju, nesvarbu netgi kokia situacija yra, matyti tai, kas buvo, net jeigu tai buvo vakar, reikia išmokti priimti su dėkingumu, nes tie įvykiai ir tos patirtys, jos sukūrė mane tokį, koks aš esu šiandien. Ir šiandien aš galiu savęs paklausti, koks aš noriu būti rytoj. Ir kur tas gepas, ar ne, atotrukis yra tarp šitų dviejų norimų būsenų ir vėlgi išeiti į veiksmą. Bet mano patirtį tikrai labai, tas dėkingumas ir priėmimas patirties labai tikrai suveikė ir padėjo su atsisveikinti ir tas atsisveikinimas tada vyksta ne to, kad aš dabar turiu, kaip sako, užversk lapą ir pradėk iš naujo. Neina taip, koks lapas užverstas aš esu ir mano praeitis yra dalis mane šiandien, niekas neužsiverčia, jinai visada yra su manim, kai tam tikras lagaminėlis ar ne, nešuosi ją, klausimas, kiek jis yra sunkus, kiek jis man padeda į priekį, o kiek mane pristabdo. Dar kitas aspektas, paminėjai apie tą aukos poziciją. Tai, man atrodo, dar labai svarbu yra įsivardinti tą dalyką, kad praeitis manęs neapibrėžia. Ta prasme, jeigu aš kažką dariau praeityje, tai nėra fakto,
kad aš tą darysiu ir ateityje, arba kad tą darau dabar. Aišku, jeigu norim pasikeisti, labai daug reikia įdėti įdirbio. Ir čia, nežinau, vėl diskusija, ar žmonės keičiasi, ar žmonės nesikeičia. Bet jeigu mes turim tą vidinį norą ir įdirbį, tai manau, kad tikrai galima pasikeisti. Galima, aš galvoju dar, pavyzdžiui, per klausant savęs ar ne, ką toje praeityje aš išmokau, ką galiu pritaikyti šiandien. Jeigu aš buvau, kaip Vaidos pavyzdys, ar ne, visų gyriamas vaikas, ar aš dabar norėčiau to dėmesio, ar ne, ir būti dabar jau visų gyriamas, pavyzdžiui, darbuotojas. Jeigu mano atsakymas yra taip, viskas puiku, ar ne, tai kas iš to, kas buvo ten, gali man praversti šiandien, o ko turiu naujo įgyti arba sužinoti. Ir taip žingsnis po žingsnio tu keities ir mes dažnai net nejaučiam, kad keičiasi. Ir aš galvoju, čia aišku gal šiek tiek lyrinis nuokrypis, bet ar žmonės keičiasi, aš labai tikiu, kad žmonės keičiasi, bet kas nutinka, keičiasi su mumis ir tie, kurie yra aplink mus. Ir jiems atrodo, kad mes nesikeičiam. Mums tai tokia kaip evoliucija, ar ne, natūrali, irgi tos pokytis gal labai nesimato, jeigu sąmoningai nestaptelim. Anų žmonių nebėra, jiems atrodo, kad ten ir nutrūko, šitas tai niekada nepasikeis, ar ne, o atsirado nauja ir jie mato jau mus visai kitokį. Labai gili mintis ir aš galvoju, kad keičiamės ne tik tai mes ir keičiasi kiti, bet taip pat keičiasi ir aplinkybės. Tai jeigu mes kažką bandėm daryti prieš 10 metų ir mums nepavyko, tai nereiškia, kad mums nepavyks dabar. Nes ir mes keitėmės, mes įgijom kompetencijų ir aplinkybės keitėsi. Kažkas galbūt išėjo, kažkas užaugo, kažkas pasikeitė įstatymą, kažkas pasikeitė finansus. Tai šitą irgi reiktų labai įsivertinti, nesilaikyti praeities, o tiesiog pasižiūrėti į čia ir dabar ir nuo čia pradėti. Nes kaip ten bebūtų, tik tai dabartis stato mūsų ateitį. Aš dar galvoju, kad ta praeitis arba gyvenimas jos prisiminimais, arba ypatingai jeigu nuoskaudos kažkokios. Gerai, kai ten viskas su praeitį gerai buvo ir mes gyvenam kaip svajonėse. Kaip gerai, nesalignai, bet jeigu ten pilna nuoskaudų, tai spalva ir dabarties visiškai keičiasi ir tas buvimas praeitį tampa kitoks. Ir šitoje vietoje padeda labai aiškus įsivardinimas, kam tai kenkia. Ypatingai jeigu tos nuoskaudos ant kitų žmonių, tie žmonės jau senai gyvena savo gyvenimą ir pamiršo tave. Ir tu kenki pats savo. Ir tada kenki savo santykiui su savim. Čia irgi galima susitikrinti, kaip aš šiandien su savim kuriu santykį. Nes aš nešuosi nuoskaudas, aš gal dar kažkur kitur jas ar ne dabartį taikau, tai nėra sveika visų pirma man pačiam. Ir klausia savęs, kaip aš galiu išeiti iš to. Ir kitas dalykas dar galvoju, kad santykis su savim vienas kampas, žiūrint į praeitį, bet kartais gali būti labai sunku būti šalia žmogaus, kuris gyvena praeitim. Nes visi pokalbiai prasideda, o kai aš buvau. Ne kai būsiu, ar ne kaip pokalbė, bet kai buvo tas, kai vyko anas. Ir tos istorijos tiek kartojasi ir tu matai, kad žmogus užstrigęs yra, pačiam darosi sudėtinga. Tai čia irgi nežinau, gal ne šiandienos diskusija, gal šiandienos ar ne, bet kaip tada išbūti šalia tokio žmogaus, ar jam reikia padėti, kaip galima padėti ir ką daryti su savim, kai tu būni, ne, šalia to, kuris vis dar praeitį ir vis dar nesu tavim. Tai tas toksai, žinai, atsakant, ar reikia padėti, ar gali, aišku, kol žmogus pats jisai nenorės, tai man atrodo, jokia pagalba neveiks. Aišku, pasižiūrėti, kaip aš galiu pradėti nuo savęs, kad tas žmogus irgi, kad ir paveikčiau tą žmogų, ar ne, kad tos mano bangos jį pasiektų. Tai dar ir mes tavad paminėjai ir tokia šypsenas kilo, iš tikrųjų tai ir yra tas indikatorius, atpažįstant, ar žmogus gyvena praeitimi ar ateitimi, tai kaip jisai kalba. Jeigu jisai visą laiką kalba, aš buvau, man buvo, tada mes eidavom ir tada jisai gyvena praeitimi. Jeigu žmogus kalba, darysiu, norėčiau, ten matysiu, važiuosiu kai, ar ne, tai iš karto matosi, kad jisai kalba ateitimi į tą ateitį, ar ne. Tai tas toksai pirminis atpažinimas. O kaip galvojat, kada jau reiktų susirūpinti, kad aš negyvenu dabartimi? Man pirma mintis ateina ir čia kaip tęsinys nuo to, kad tu įvardinai, jeigu žmogus sako norėčiau. Ką reiškia, tai tu nori ar nenori? Nes tas norėčiau, tai ir norą ateityje turėsi, žinai, tai tie tokie signalai aš ieškočiau kalboj.
Čia tas pats, kas ar gyvenu savo gyvenimą, ar kitų, ten, kai būna turėčiau, privalėčiau arba privalau, ar ne, tai jau yra indikatoriai, tai tas pats ir laiko juos, tai yra norėčiau. Jo, čia labai taikliai vardiniai iš tikrųjų su tuo norėčiau. Norėčiau arba buvau, ar ne? Buvo taip, ar ne? Tada buvo geriau. Ne, aš tai galvoju dar iš ko atpažinti, ar ne, jeigu klausimas, tai be to, kad kalba išduoda šiek tiek, bet galvoju dar išduoda ir ar tas žmogus šiandien dienai kažką veikia. Čia galbūt mes galim tą susitikrinti, kai tai yra artimas žmogus, arba aš pats, ar aš kažką veikiu, be to, ką turiu ir privalau padaryti, ar aš dar kažką papildomai darau. Nes jeigu ne, tai man atrodo, kad yra tokia pauzė, tik tai klausimas jau, kur ta pauzė, ar aš vis dar maudaus praeitį, ar tik tai svajoju apie ateitį. Bet jeigu nėra jokio veiksmo, jokio papildomo dalyko gyvenime, tada galvoju, kad jau toks signalas. Aš tai dar galėčiau pridurti, kad tas atpažinimas, jisai ateina toksai, pasižiūrėti, paklausyti savo kūno, ar ne? Ar tau yra patogu, ar ne? Manęs dažnai klientas klausia, sako, Vaid, o tai čia gerai ar negerai? Toksai, žinai, visi žmonės nori patvirtinimo, žinai, ateina pas specialistą, galvoja, dabar jau čia gaus patvirtinimą, ar čia, ką aš darau, yra gerai ar negerai. Ir aš sakau, nėra gerai arba negerai, yra tik ar tau su tuo, ar tau tai tinka ar netinka, ar tau su tuo yra patogu ar nepatogu, ar tu esi patenkinta taip, kaip gyveni, ar nesi. Ir iš ten tiesiog pasiklausti, pasižiūrėti į tai, kaip tu jautiesi, į tą savo vidinį aš ir savo sakyti, būti sąžiningai pačiai su savim, ar ne? Ar, ta prasme, taip, man šitoj situacijai negera gerai, arba taip, man šitoj situacijai yra gerai, man tai yra patogu. Čia vėlgi reikia pasižiūrėti, kad neprisiimti tų visuomenės normų, tų kitų, ar ne, nežinau, galbūt įsitikinimų arba primetamų vertybių. Tai kodėl man yra nepatogu, arba kodėl man yra patogu, arba man yra patogu, bet yra reikia, tai kodėl man reikia daryti. Aš dar galvoju, kai tu paminėjai tas visuomenės normas, tai gal visai sveika savo atsakyti klausimą, o kaip aš suprantu, kas man yra čia ir dabar. Nes mes tryse jau turėtume skirtingus matyti vardinimus, tai kiekvienas žmogus turim savo suvokimą ir kartais jis gali nesutapti. Ypač dabar pakankamai, man atrodo, madinga darosi apie tą kalbėti buvimą čia ir dabar ir taip toliau ir panašiai. Tai susitikrinti su savim, kas man tai yra ir atrasti tą tokią savo unikalią vidinę ašį. Ir tada bus lengviau atsisijoti, kiek manęs yra šiandien. Mes visi būsim kartais, žinai, šiek tiek ateityje, kartais šiek tiek praeitį, bet, o kokia mano proporcija ir sveikas balansas. Ačiū visiems, kas mūsų klausė šiandieną ir kitoje laidoje mes paliesime kitas dvi aplinkybės, kodėl mes negyvename čia ir dabar, tai tunelinė vizija ir gyvenimą kitų gyvenimais. Na, o mūsų kviečiu klausytis YouTube, Spotify ir Apple podcast'e kas antrą trečiadienį. Taip pat prenumeruoti mus ir dalintis mūsų tinklalaidę. Iki.